Beveik prieš 10 metų aš įmečiau šį fontaną monetą su svajonė, kad norėčiau tapti nekilnojamo turto investuotoju. Ir nepraėjo nei 10 metų ir mano svajonė išsipildė. Jeigu panašią svajonę turi ir tu, žiūrėk šį video iki galo ir pamatyk, kaip atrodo nekilnojamo turto investuotojo kasdienybė. Varam į meeting roomą, pasibendrausim su kolegom vystytojais ir pažiūrėsim, kur plėsis Kaunas. Tai šiai dienai yra arba jau statoma, arba rangos sutartis yra pasirašinėjamos dėl 5 tiltų. Atsiradus tiltams, atsiradus tam tikrom jungtim, natūralu, kad ir galimybės miesto centrui plėstis ženkliai padidės. Matai, tas balkonas yra įstiklintas už medžio. Tai langas yra už balkoną. Matau, kad pora meteoritų yra nukritę į kiemą. Tai tavo mintis būtų, kad padaryti miegamą mažą, ar ne, o pačią virtuvėlę tada iškelti į didesnį. Tai remontas vien darbas kokia apie 12 000 grubiai turėtų kainuoti. Plius medžiagas. 110 yra realu parduoti. Ką klauso NT vystytojai mašinoje? Gyvybės, kurių turi visi mūsų puikaus miesto gyventojai. Modestai, ką tik pastebėjau, kad pas mus ant stogo žolė auga. Ne ta geroji žolė, bet ta blogoji žolė. Tai žodžiu, buvom teisūs. 2 automobiliai atvežė, tiesiog vienos studijos baldai ir būtinė vienam, kitų 2 kitam. Tai aš galiu patraukti. Nekilnojamo turto investuotojo darbas labai dinamiškas. Mes kartais su kolegomis netgi juokavome, kad mes esame suaugusių žmonių auklės, nes nuolatos reikia spręsti problemas susijusios su suaugusiais žmonėmis. Ir norėdamas šią kasdienybę pasidalyti kartu su jumis, pasikviečiau į kompaniją Modestą ir kartu su juo pervažiuosime per keletą skirtingų objektų, kad jūs pamatytumėte, kaip atrodo nekilnojamo turto investuotojo kasdienybė. Komentaruose galėsite parašyti, ar jums patiktų toks darbas, o galbūt atvirkščiai, jūs nenorėtumėt kasdien daryti tokių dalykų. Tad žiūrėkit šitą video iki galo. Šiandienos pirmas darbas – sudalyvauti nekilnojamo turto vystytojų pusryčiuose, kurios organizuoja Riongen. Edukacija – nuolatinis NT investuotojo palydovas, nes tas, kas veikia pirmus mano 3-4 investicinės kelionės metus, pirkimas būtų išvaržytini, dabar visiškai nebeveikia. Turi kiekvieną sykį vis surasti kažką naujo, kaip galėtum paimti gerus objektus už nebrangiai ir gauti maksimaliai didelę maržą. Tai pabandykim nueiti į pusryčius ir pasižiūrėsime, kokių įžvalgų galime išsinešti iš jų. Nu va, atlikėm truputį vėluodami į BLC, varam į meeting roomą, pasibendrausim su kolegom vystytojais ir pažiūrėsim, kur plėsis Kaunas. Kaunas yra augantis miestas, mes esame antras didžiausias Lietuvos miestas, tuo pačiu 4 didžiausias Baltijos šalyse. Vidutinis atlyginimas auga, jisai vis dar 100 eurų atsilieka nuo Vilniaus. Tik tai 100 eurų 14 metais ir 100 eurų 24 metų pabaigoje procentaliai yra didžiulis skirtumas. Įdomu pastebėti, kad Latvijos sostinė Ryga jau šiai dienai turi mažesnį vidutinį atlyginimą po mokesčių į rankas negu ne tik Vilnius, bet tuo pačiu ir Kaunas. Kodėl tokios tendencijos vystosi, tai jau buvo paminėtos, užsienio kapitalo įmonių atėjimas turėjo ženklų poveikį. Natūralu, kad vienas iš pagrindinių katalizatorių, žiūrint urbanistiškai, laisvoji ekonominė zona, kuri šiai dienai jau darbina apie 10 000 darbuotojų. Ne tik Lezas yra katalizatorius įmonių atėjimui. Mes Kaune vystome Aleksote inovacijų parką, tai šiai dienai esame išsisprendę visus žemės klausimus, tai visi šitie plyno lauko sklypai jau yra siūlomi investuotojams. Tam, kad daugėtų gyventojų, kuriems natūralu reikės ir nekilnojamo turto, turime kalbėti apie infrastruktūros vystymą, kuris iš savęs tampa prielaida tų pačių gyventojų atėjimui. Kaunas bus pagrindinis centras visoje Rail Balticos atkarpoje Baltijos valstybėse ir ką tai leis padaryti, tai ženkliai pagerinti susisiekimo sąlygas. Mes kalbam apie 1,5 valandos iki Rygos, mes kalbam apie 3,5 valandos iki Talino, bei apie 3,5 valandos iki Varšuvos. Tai yra tikrai konkurencingi atstumai, kurie ženkliai didins ekonominės galimybės, net nekalbant apie logistiką, turizmą, kitus dalykus. Jeigu miestas tarpukariu
okupacijos metais vystėsi ten, kur mūsų upės leido, tai dabar miestas lipa per upių krantus, ten atsiranda pakankamai daug naujų galimybių plėtrai iš mažaus intensyvumo rajonų į didesnių. Tai šiai dienai yra arba jau statoma, arba rangos sutartis yra pasirašinėjimas dėl 5 tiltų, tai jie kaip ir čia visi matome yra. Apskritai tiltai atvers daug galimybių. Šiai dienai čia yra bendrai žemėlapis, kuris leidžia pamatyti, kiek tu per pusvalandį pėsčiomis gali nueiti nuo mūsų mieste esančio fontano. Atsiradus tiltams, atsiradus tam tikrom jungtim, natūralu, kad ir galimybės miesto centrui plėstis ženkliai padidės. Nemuno sala, mūsų miesto naujasis centras, kuris ir toliau stiprės. Nemuno sala jau yra pilnai įgalinta, nieko daugiau joje neatsiras. Dabar turime žiūrėti į kitą upės pusę, kad galėtume tą centrą plėsti. Ir natūralu, kad žemoji Freda šiai dienai ir miesto kontekste turbūt matoma kaip didžiausia perspektyva turinti, nes jinai yra arčiausiai to miesto centro artimiausio. Tai daugiau negu 500 000 kvadratinių metrų įvairios paskirties pastatų, kai kurie iš jų jau stovi, kai kurie yra vystomi, kai kurie artimiausiu metu bus pradėti. Kauno miestas iš principo turi labiausiai subalansuotą rinką tarp didžiųjų Lietuvos miestų, potencialo apgyvendinti naujiem gyventojams kaip ir yra. Tai Kauno rinka, ji turėtų augti. Jeigu Kaune yra apie 130 000 butų, per metus parduodama apie 3 000 senos statybos būstų. Tai netgi per 30-40 metų nepasikeis visų būsto savininkai. Tai iš principo, jeigu būstas vieną kartą buvo nupirktas, yra labai didelė tikimybė, kad jo savininkas pasikeis ne pirkimo pardavimo sutarties pagrindu, o testamento pagrindu. Kaune būsto nuomos rinka sudaro apie 8 000 būstų iš 130 000 būsto fondo. Tipinis nuomos pajamingumas Kaune 4,5–8,5% priklausomai nuo laikotarpio, kada būstas yra nuomojamas. Vasaros pabaigos periodas, kuomet yra didžiausias apivartumas nuomojamo būsto, leidžia pasiekti didesnės grąžas ir atitinkamai, kuo būstas yra didesnis, arčiau miesto centro, tuo metinis pajamingumas paprastai būna mažesnis. Ir atvirkščiai, kuo būstas pigesnis, senesniam pastate mažesnis, tuo irgi tas pajamingumas padidėja. Prastesnis būsto įperkamumas lemia mažesnius būsto dydžius. Pirminės būsto rinkos pirkėjai yra jauni gyventojai, jie dar labiau apriboti įperkamumo veiksnių. Todėl negalim pasakyti, statykite didelius būstus. Taip, jų trūksta, bet to priežastis yra būsto įperkamumo kainų pokyčiai. Vėlgi tas skirtumas tarp Vilniaus ir Kauno. Vilniaus mieste ilgą laikotarpį egzistavo labai daug paruoštų statybos leidimų. Tai projektai, kurie pasiūlomi rinkai, tikėtinai jie galėjo turėti statybos leidimą iš 2-3 metai atgal. Ir tas projektas įeina su mažesniais kaštais. Tuo tarpu naujai parengtas projektas, jis negali taip sparčiai didinti kainos, nes jis jaučia spaudimą iš konkurencinės aplinkos. Nu ką, buvom Röntgeno pristatymę, pasiėmėm daug gerų minčių. Jeigu man reikėtų reziumuoti visą Röntgeno pristatymą į vieną citatą, tai aš sakyčiau, Kaunas lipa per upes. Lipa per upes tiek projektuodamas 2 papildomus tiltus ir jau statydamas 5 dabar, tiek prie upių esančius kvartalus kaip žemąją Fredą įdarbindamas ir kurdamas ten didelius centrus, padėdamas išvystyti statytojams didelius kvartalus ar ne, tai įveiklindami tas teritorijas, kurios buvo prie upių. Tai Kaunas lipa per upes tiek su rezultatais, tiek su įperkamumu. Kas įdomiausia, iš didžiųjų miestų Kaunas irgi turi įperkamiausius būstus. Lekiame toliau. Wow. Turiu svarbų pranešimą. Jeigu mokat paskolas bankui, dabar yra pats geriausias metas refinansuotis. Bankuose maržos nukritę iki rekordinių žemumų. Bet jeigu jums yra neaiškus refinansavimosi procesas arba tiesiog jūs neturite laiko, visą tai mes galime sutvarkyti už jūs. Kam tas ypač naudinga? Tas ypač naudinga, jeigu jūs dirbate užsienyje ir gaunate atlyginimą ne eurais, arba jeigu jūs turite sudėtingas pajamas, tokias kaip dividendai, yra nemažai grynųjų pinigų, turite individualią veiklą arba kombo iš kelių tokių dalykų, kreipkitės pas mus skerys.nt.com ir mes jums gausime geriausias paskolos arba refinansavimo sąlygas. O dabar atgal į video. Tai pora išsinešimų iš Röntgeno organizuoto NT vystytojų pusryčių. Tai buvo labai įdomus Enrilo pranešimas, kuriam kalbėjo, kad Kaunas pradeda panašėti į pardavėjų rinką.
Tai pardavėjų rinka yra tokia rinka, kada yra daugiau pirkėjų nei pardavėjų. Ir šiaip aš po to visiškai pasirašau, nes 25 metų pirma pusė parodė tai, kad pigus, ypač ekonominiai butai, jie visi eina tiesiog. Žmonės nuplečia su rankom ir kainos labai ženkliai kyla. Tai lyginant kokius 2 arba 3 kambarių butus, tai per gerą pusmetį pigiausi butai pabrango netoli 10 000 eurų. Dar viena įdomi įžvalga buvo, kad antrinė rinka stipriai atsigauna, lyginant su praeitais ir su užpraeitais metais, kad sandorių daugėja, kainos kyla ir naujoj statyboje, kad vidutinė kvadratūra mažėja. Ir paskutinė tokia įžvalga, kad per paskutinius 15 metų apie 40% butų savininkų pasikeitė. Tai kaip ir juokavo per savo prezentaciją, didžiausia tikimybė, kad buto savininkas pasikeis, tai tada, kada ateis pasiimti paveldėjimą. O ne dėl to, kad pardavinėtų ir įsigytų kitą. Dabar važiuojam pagelbėti vienam starfišiečiui su potencialiu jo objektu, kurį jis svarsto pirkti, bet nėra tikras dėl to objekto, nes objektas turi tikrai daug pliusų, privalumų, bet turi vieną didelį minusą. Nuvažiuosim į vietą ir apsidairysime aplinkui, kaip atrodo kaiminystė. Į patį butą neisime, bet turime tos skelbimo nuotraukas, tai bus galima pabandyti pagelbėti kolegai starfišiečiui. O, jau mūsų žmonės laukia, einam pasilabinti. Klausyk, Martynai, tai pas tave ką? Vizija dabar yra, kad pabandyti nupirkti? Nupirkti, remontuoti ir klausimas, kaip šitam rajone pavyks parduoti. Mano planas yra, kad jau spalio 1 dienai būtų pilnai paruoštas. Liepa, rugpjūtis, rugsėjis ir viskas? Taip. Tai, blemba, 3 mėnesiai, sakyčiau, labai spūdingas tada tempas. Rankovės atsiraitosim ir dirbsim. Namas griežtai žiūri, žodžiu, į parkavimą. Jūs atsargiai, čia rimta kaiminystė. Ir matai, tas balkonas yra įstiklintas už medžio. Tai langas yra už balkoną. Tas, kur 3 yra, ne? Vidurinis. 5 aukštas. Jo, ir tik vienas. Ir už jo yra langas. Atsiprašysiu, įkėjau. Alio. Labas rytas, labas rytas. Dar sakau, reikia trukdė. Rimdaudas. Kuris aukštas bus? 2 aukštas, 62 namas, 2 aukštas, ten ir... Kaip, šiam 2 namas? Palaukit, Raudondvario plentė jūs kalbate ar apie ką? Ne, partizanų. Ai, partizanų. Partizanų 156. Jo, tai ten bus 5 aukštas. Ten bus 5 aukštas. Jo. Bet čia parašyta 2 būtas, 3 būtas, kaip čia parašyta. Palaukit, ką jūs vežat, pradėkim nuo pradžių. Baldus. Tai jūs ne tuo adresu turit vežti visų pirma, jūs turit vežti Raudondvario plentas 62. Mes kokį adresą matom, tokį ir vežam. Tai aš jums sakau kokį adresą, Raudondvario plentas 62/8. Supratau, gerai, tvarkoj. Svarbu, kad išsiaiškinom ir atvežti ten, kur reikia, baldus. Gerai. Gerai, laimingai, iki. Žodžiu, vos įmonės adresu neatvežė 3 studijų baldų. Ok, tai reikia greitai suktis mane. Tai žodžiu, vieta lyg ir nebloga. Matau, yra šilumos, bet dėl 5 aukšto. Aš, pavyzdžiui, 5 aukšte statyčiau kondišę. Jeigu yra karšta vasara, nuo stogo šiluma ateis. Tai kondicionierius kaip ir pagrindinį minusą, tu iš karto prasprendi. Matau, kad pora meteoritų yra nukritę į kiemą. Gera naujiena, kad vietos parkuoti yra, ne, žmonės parkuoja, bet bloga naujiena, kad, žodžiu, galėtų kiemas būti ir patvarkytas, ar ne? Einam, užmesim akį laiptinę, ne? Laiptinė, žodžiu, kaip priklauso, sutvarkyta, padėliota. Vaizdelis geras. Va, čia irgi gražus. Pakeisti langai, plastikiniai. Jaunimo nemažai, jau 2 priparkuotas vežimėlis.
Panašu, žodžiu, kad visos durys pakeistos, išskyrus tik vienas, tai vienas labai tvarkinga kaiminystė. O dabar metas užmest akį į nuotraukas, kaip atrodo pas butas. Į patį butą neužeisim, nes, dar nesam savininkai ir dar tik tais reikia spręsti, ar pirkti ar ne. Tai pasižiūrim, kaip atrodo vaizdelis. Laiptinę mes jau matėm, būtų išplanavimas, ar ne? Tai būtų išplanavimas, įeinam, ar ne? Turim iš karto mazgą, virtuvę, vieną pereinamą kambarį ir kitą nepereinamą kambarį. Šiaip kvadratūros tokios po 13-17 truputį gal mažokos. Tai tavo mintis būtų, kad padaryti miegamą mažą, ar ne? O pačią virtuvėlę tada iškelti į didesnį. Ir iš čia? Taip, tada važiuojam toliau. Vaizdelis, duris, matom pakeistos, ane, investuoti nebereikės. Plastikiniai langai, investuoti nebereikės. Balkoną, čia irgi pakeistas. Kapitalinis remontas. Čia irgi kapitalinis remontas. Radiatorius galvoju palikti senus? Aš irgi palikčiau senus, tiesą pasakius. Ir va, čia viskas išsikels, ar ne? Šiaip pusė velnė dar buitinė atrodo, ne tokia. Ir viskas, paskutinė nuotrauka. Sakyčiau, nemažai lengvinančių aplinkybių. Duris, langai, dar gal balkoną ten iš bėdos. Jo, ir jeigu čia sukuriant pridėtinės vertės, laiptinė labai gera, ne? Kiemas, sakykime, tai vidutiniškas. Vieta irgi gera, nes šalia tie patys ledo rūmai, šalia baseinas, tu praktiškai žiūri pas jį. Jo, ir parkas ir naujai vaikų dabar irgi, kur padarytas tas parkas yra. Tai irgi, aš taip manyčiau, kad pagal iš senos statybos, aišku, ne su nauja lygina, bet iš senos statybos, tai sakyčiau, kad turėtų eiti, palei viršų, virš vidurkio, bet yra 5 aukštas. O 5 aukštas sulaukia pagal skelbimus kokius, praktiškai 3 kartus mažiau žiūrovų. Nebent yra variantas, kad gali dėdamas skelbimą suklyst, įdėti 4 aukštą, tekste parašyti, kad yra 5 aukštas ir po to skambinant kiekvieną žmogų įspėti. Bet atsiprašau, žinokit, ten įsivėlė kažkaip klaida, žinokit, ten yra 5 aukštas. Tiesiog, kad jau būtų. Jo, toks live hackas. Ir dabar visi, kai pradės kelt, žodžiu, žmonės nebetikės skelbimais. O, matau, Saviničio grafikėlis, kad valo, kas savaitę yra. Tai šiaip paėmus kvadratūrą, tai kvadratūra, jinai nėra didelė, bet nėra maža. Santechnikos kaina yra pats brangiausias malonumas, tai jinai ant 40 kažkelių kvadratų jau normaliai prasiskiedžia. Ir aš 4 kvadratais didesnio būto gausiu, žodžiu, taip, darbas 12, tai dar medžiagos dar irgi papildomai dasidės. Tai pas tave ta kvadrato kaina būtų truputį didesnė. Tai jeigu 44 kvadratai, tai paliekant truputį vietos klaidom, ar ne, tai remontas vien darbas kokia apie 12 000 grubiai turėtų kainuoti. Plius medžiagos. Tada visa buitinė dar, aš manau, kad 25 turėtum tilpti. 110 yra realu parduoti. Aš 48 planavau 117, kad parduoti, ar ne? Toks pesimistinis, ar ne? Tai 2400 už kvadratą. 107, jeigu tą patį kalkuliuojant. Ir irgi ten 5 aukštas. Net saulutė pradėjo šviesti. Panašu, kad... Ženklas reikia pirkti. Taip, skaitykit likimo ženklus, o mes einam kavos. Gerai, ačiū. O jeigu jūs norėtumėte irgi panašios pagalbos, arba finansuojant savo objektą, arba tiesiog trumpai jį pakomentuojant, ar ne, ir užduodant klausimus, tiesiog kontrolinius, kas galėtų, kokie kliuviniai ar iššūkiai gali būti su tuo objektu, tai parašykit skerys.nt.com, susisiekit su manim, arba parašykit į Facebook ar Instagramą, paplepėsim ir ką gali žinoti. Galbūt aš pagelbėsiu jums prasifinansuoti savo objektą. Kas čia skambina? Vien nežinomi šiandien varo, be sustojimo. Sveiki. Kuris dar katelius skambina? Žiūrėkit, šitą mes kaip privažiavom. Jūs sakėt, 2, 3 butas. Gali būti, kad iš jūsų 2 kurjeriai viską veža? Nežinau, mes čia viską vežam. Pas jūs 3 virtuviniai? Mes turim, nežinau, mes turim
partizanų dūmstakimai yra, kaip sakoma, viskas, ką mes turim. Nu gerai, tuoj atvažiuosiu vietą išsiaiškinti. Būtas ir antras būtas parašytas, taip. Ai, nu tai taip. Gerai, dėkui tada. Iki. Sveikas gyvas. Sveikas geriau. Ką tik kurjeriai prilėkė su virtuviniais. Gal tavo meistrai darbuojasi, jeigu ne, tai... Jie vakar baigė. Jo, o raktas? O raktą šiaip turėjo kažkur pakišti, jie nepasakė kur, tai aš galėčiau jam paskambinti, paklausti, kur tą raktą paliko. Gerai. Gerai? Aš Aha, tuoj perskambinsiu. gerai. Iki. O aš tada aiškinos, kas čia dar man pasiskambino, ne? Klientų aptarnavimo pokalbis gali būti įrašomas. Vat problema. Nice problem to have. Per daug baldų atveža. Pirmą tempį gumą užsakydamas, o po to, kai suveža visus vienu įpu. Gerai, kad dar Vilnius nevažiuoja. Sveiki gyvi. O ką jūs konkrečiai vežat į Raudondvario plentą? Iš Ikėjos. Iš Ikėjos. Nes jūsų kolegos irgi veža iš Ikėjos. Nu, nieko, išsiaiškinsim tada vietoj, nes, nu, va, tik aš šnekėjau, jie jau ten kieme stovi. Nu, gerai, pasimatysim ten, tada išsiaiškinsim. Iki. Alio. Dar kartelį trukdau. Žiūrėkit, tai čia mums dabar kur nesi. Į antrą aukštą, aikštelę. Antrą aukštą aikštelę, pakylat į viršų ir ten 4 butai yra ir ten gali didėti viską, kraut. Po truputį. Reikia antram aukšte. Jo. Supratau. Nu, palaukit sekundę, nepadėkit ragelio toj. Alio. Jo, geriau, tai žinok, vakar viską baigė dažytis. Raktą paliko prie šarvo durų, įeinant į tą kolidoriuką antram aukšte, jau į patį butą, po spintelę. Po spintelę. Gerai. Jo, po spintelę ant žemės. Dėkui. Aha. Gerai. Raktas po spintelę. Antram aukšte po spintelę. Taip. Jeigu ką, aš pas toj privažiuosiu iš 15 minučių. Nu. Gerai, tu. Aha, okay. Labai mandagus kurjeris. Ant rankos jau deda baldą ir... Aha, gerai. Toks, ponas kolega, galit lydmetolio į akį nevarvinti. Šiaip įprastai būna, kaip čia problemų, bet kad kurjeriai 2 į tą patį objektą ir sakytų, kad atvežu tas pačius Ikėjos baldus, nu dar nėra tai buvę. Nu nedaug dar dirbu, tik 9 metus. Bet dar yra pirmų kartų. Tai žodžiu, skubam į mašiną, spaudžiam gazas dugnas ir minam į vietą žiūrėt, kas ten su tais mūsų baldo atvežėjais. Ką klauso, žodžiu, NT vystytojai per bušnelį influenceriai mašinoj? Galimybės, kurių turi visi mūsų puikaus miesto gyventojai. Iš pradžių tu nieko neturėjai. Modestai, ką tik pastebėjau, kad pas mus ant stogo žolė auga. Ne ta geroji žolė, ta blogoji žolė. Bėgam į vietą, ieškom piktų baldininkų. Kaimynystė nusipirko irgi kitą butelę, tai vyksta judesys pilnu tempu. Labą dieną. Tai kaip čia yra? 2 skambina ekipažai, tai vienas, sakau, gal veža vieną studiją, kitas antrą studiją. Va, čia yra jūsų vienas ir antras. 2. Matom, parašyta kaip va. Ai, tai viskas gerai. Tai viskas gerai. Tai pas jūs, o ten atvažiuoja tada pirmas būtas. Turbūt, mes ten nežinome. Tai viskas tvarkoj. Tai va. Turit kokį lengvą? Aš kažkiek nunešiu tenai, šiek tiek, suprantu. Duokit kažką padėsiu irgi. Tai nieko. Paneši? Jūs geriau, ne, šitas paimsiu, aš jūs parodykit kur. Čia. Jo, viską gerai radot. Tai dabar kurio nešat? Antro? Dabar. Tai antras čia. Per vidurį. O trečias gale. Tai aš teisingai pradėjau. Teisingai. Aš net įsigandau, kad ne čia nešu kažkas, palauksim geriau. O kodėl išsigando taip? O ką gal? Paskui pernešti reikės. Tai aš čia priveriu, tas atidarom, kai jums būtų patogu. Jeigu norit patraukti savo mašiną, jūs per kitus laiptus. O, nors kartą apsimokės, kad turim 2 laiptus.
Tai žodžiu, buvom teisūs. Du automobiliai atvežė, tiesiog vienos studijos baldai ir būtinė vienam, kitų dviejų kitam. Tai aš galiu patraukti. Kur čia kas lengvesnio? Aš šituos imu, gerai? Tai netiek jau daug, 300 kg? Kad neatrodo kaip 300. Čia 185. Nu jo, tai tada buitinė liūto dalį. Einam pas jumis į svečius. Dėl fasado aš galvojau, dar pakalbėsim. Tai va, aš dėl to irgi, kad ramiai. Čia kol. Taip, čia į pirmą butelę. Kur čia gyvena? Nėra, galime. Gerai, netrukdom darbo liaudžiai. Nu ką, pabendravom su kaimynu, šiaip labai fainas žmogus, iniciatyvus. Tai kas smagiausia, tai kad jis suderino su Kauno butų ūkiu, kad mum dėtų latakus. Mano šiaip, žinant Kauno butų ūkį ir jų nenorą bendrauti, labai keista, tai dėl šventos ramybės pasiėmiau telefono numerį, kad pasitikrint, ar tikrai jau taip viskas yra, nes, skamba too good to be true, per gerai, kad būtų tiesa. Tai einam į apačią, pasižiūrėsim dar į fasadą, truputį prisiminsim, kad žinotumėm, ką kalbėti su Kauno butų ūkiu. Esminis momentas, kad kitas namas turi ar ne truputį šiferio išlendančio. Tai mūsų namas to neturi. Tame ir yra esmė, kad vanduo bėga ant sienos. Kai lyja lietus, jis bėga ant sienos ir maždaug šitoj vietoj viršuj po lietaus būna, kad drėgmė per sieną jau bute pačiam išeina ir yra dėmes. Paskui žaisim į vidų, parodysiu, kaip tas atrodo viduj. Tai pabandom pasiskambinti į Kauno butų ūkį, pasiteirauti, ar ne? Labą dieną. Jūs paskambinote į Kauniečių aptarnavimo centrą Mano Kaunas. Sveiki. Skambinam iš Raudondvario plentą 62. Jūs administruoja čia šitą butą. Taip. Turim problemą su lietvamzdžiais, nes dabar varo vanduo, nes yra, matau aš va pats, kad apžėlęs tas stogas ir varo vanduo pas mus ant sienos. Ir nuo tos sienos pas mane drėksta, aš ką tik pabaigiau remontus, o dabar vėl sėkmingai galiu dažyti iš naujo tas pačias sienas. Ne, tai viskas tvarko, matot, mes galim pagal privalomosius darbus kažkokioj sąmatoj pinigų kažkokiam skaičiui įtelpant pakeistą lataką. Bet stebuklų neišgausim, ten pas jūs galbūt reikia rimtų dalykų, o rimtiem dalykam reikia vėlgi balsavimo, žmonių sutikimo, kad kažką tai... Aš siūlyčiau darom paprastuoju būdu ir greituoju būdu, o visus kitus stogo kapitalinius ar dar kažką, kur jau ten tikrai reikia ir daug pinigų ir balsavimo, ten vėliau. Pirma tas, kas dega. O po to jau ten bus galima jau. Matot, mes tada išspręsime laikinai tą klausimą, bet pirmas variantas toks ir buvo, kad dabar tą lataką arba pasikeisti, arba tą vandenį pradėti rinkti, kad jis ant sienos nevarytų. Mum laikinai, žinokit, išspręsti irgi yra išsprendimas. Ačiū jum, jo, lauksim žinių. Iki. Žodžiu, situacija tokia, kad dar tik tai sprendžiasi, konkursuojasi. Tai tikrai čia dar niekas greit darbų nepradės, bet kadangi esu jau antras žmogus, kuris skambina dėl šios problemos, tai sakė, šitas klausimas bus kaip prioritetinis ir šiandien arba rytoj jį pasikels ir derina su administracija savo, sakė, su sekančiu lygiu. Tai turim sekti, spausti ir skambinti. O, ateina kurjeris. Šypsenėlės nereikia? Galite uždėti, jeigu man... Nu, tai aš tai šypsenėlę ir noriu dėti, kad žmonės dirba. O kodėl tik geltoną žalę reikia? Nu tai ką, bėgam pasižiūrėti, kaip tai atrodo tie du mikriukai baldų. Iš viso mačiau, kad vienas virtuvinis
44 daiktai. Vienas virtuvinis. Vienas. Taip, einam iš karto į pirmą. Nu, kaip čia atrodo mūsų tas 41 daiktas. Šiaip sakyčiau, busiukė atrodė truputį daugiau. Ir visas šitas virtuvinis, 41 daiktas, atsistos čia, į virtuvę ar ne. Ir mums kainavo 1631 euras be surinkimo. Šiaip surinkimas turėtų dar kainuoti apie 180. Tai suma sumarom 1800 eurų už IKEA's virtuvinį, nes neturim laiko. Ir čia kaip tik yra ta žymioji vieta, kur sakiau, kad drėgmė lenda, tai va matot, jau išlindo pūslės, jau čia skilimas, antras skilimas ir šita vieta jau yra vieną kartą tvarkyta. O viršui va irgi pabėgimai. Tai, žodžiu, laukiam Kauno butų ūkio pasirodymo. Einam į kitą vietą. Antras butas turi 42 daiktus. Šiaip, vat man pagrindinis klausimas, ką daryti reikia su šituo pečium. Tai mes nusprendėm uždėti struktūrą ant jo, kad nesimatytų įskilimų, įtrūkimų, taip toliau. Čia viską palikti taip, kaip yra originaliai. O čia, žodžiu, uždėjom, užtepėm, nu, sakėm, dar gal užvirint, kad niekam nekiltų jokių pagundų. O čia va jau daiktų kažkaip atrodo truputį daugiau. Šitas virtuvinis man kainavo 1655. Nu, surinkimas irgi panašaus ilgio virtuvė, tai dar papildoma apie 180 eurų. Kodėl net neimam IKEA's surinkimo? Dėl to, kad IKEA's surinkimas dar 2,5 karto brangesnis. Gauni garantiją, bet išleidi kelišimtus eurų už tą garantiją. Tai mums per 3 studijas tai tikrai stipriai susitaupo. Einam paskutinį. Nu ir ką, paskutinė mūsų mini studijėlė, tai čia irgi lygiai tas pats sprendimas. Uždėjom, kad užsimaskuotų, nesimatytų visų suskilimų. Tik va vienas išdavikas beliko, ne? Neatsidaro kažko prikepęs. Taip. Tai trečias butas, čia virtuvė yra truputį mažesnė, tik tais 36 pakuotės ir mums jinai kainavo 1537 eurai, kadangi virtuvė yra trumpesnė, nu, tai surinkimas spėjo taip turėtų kokie apie 140-160 eurų. Tai suma sumarum mums visų 3 virtuvinių surinkimas tik tais 500 eurų. Tai ką, žiūrovai, šiandienos darbai kaip ir baigti. Jeigu norėtumėt tokio kontento pamatyti daugiau, palikite komentarą. Ypač mums aktualu, ką jūs norėtumėt pamatyti. Ar jūs daugiau norėtumėt pamatyti edukacijos, ar daugiau norėtumėt pamatyti networkinimo, ar daugiau pamatyti, kaip mes būname savo nekilnojamo turto objektuose ir kokias problemas sprendžiame juose. Tad jeigu jums šis video patiko, palaikinkit, pasubscribinkit ir iki pasimatymo sekančiose video.